Sveiki visi, kurie žiūrite šitą kanalą. Aš Vidas Rachlevičius ir čia yra vektoriai.lt. Kas neužsiprenumeravote, prenumeruokite šitą kanalą būtinai, spauskite patinka, komentuokite, nes mes čia kalbame iš esmės ir jokių ten banalybių. Šiandien kalbėsime apie Seutą ir pasižiūrėjus į Lietuvos viešą erdvę, aš matau, kad visiškai katastrofiška informacinė situacija. Nei viena praktiškai žiniasklaidos priemonė neatspindi reikalo, kas ten iš tikrųjų įvyko, kodėl įvyko ir kas už viso to stovi. Taigi aš tik labai trumpai. Maždaug 60-70 tūkstančių migrantų, kaip žinote, plūstelėjo į Seutą, kuri yra Afrikos teritorijoje. Tai yra Ispanijai priklausanti teritorija ir yra išorinė Europos Sąjungos siena. Marokas dabar meluoja išsijuosęs, teigdamas, kad čia socialiniai tinklai sukurstė, kad ten žmonių kontrabandininkai ir taip toliau ir panašiai. Visą šitą versiją transliuoja mainstreaminė žiniasklaida, bet tai yra visiškas nonsensas, visiškai niekai. Iš tikrųjų šio konflikto pažymėsiu, priežastis yra daug gilesnė. Įsivaizduokime tokį santykių kvadratą. Ispanija, Marokas, Alžyras, JAV ir per vidurį yra tokia teritorija Vakarų Sahara, kurią ten valdo Polisario frontas. Tai štai čia glūdi visa problema ir visa šito reikalo esmė. Ir tas migrantų įsiveržimas, kitaip čia nepavadinsi, tai yra hibridinio karo dalis. Hibridinio karo Maroko prieš Ispaniją. Nes ten dar įsimaišęs Alžyras, Amerika. Dabar mums nesvarbios tos yra giluminės priežastys, bet tai yra hibridinis karas, lygiai toks pats, koks buvo kažkada Lietuvos Baltarusijos pasienyje, kai baltarusai siuntė tuos migrantus ir kol nebuvo pastatyta užtvara, siena, kol nebuvo patikimai apsaugota ta mūsų sausumos siena su Baltarusija. Taipgi net Maroko policininkai ir pasieniečiai atidarė vartus ir suleido tuos visus žmonės į Seutą, kurie ten pradėjo plėšti, privartauti, deginti, daužyti, visą kitą. Taip kaip priklauso. Ir būtina suprasti, kad tai sienos silpnumas buvo žinomas jau senai. Ispanija nieko nedarė, išorinių sienų negynė. Taip kad Marokui buvo labai paprasta tuo pasinaudoti ir pamokyti Ispaniją. Bet įdomiausia, kad tie paskui migrantai, kuriuos jau ten Ispanijos kariuomenė pradėjo, kaip matėm, Ispanijos reakcija buvo pavėluota, vangi, ten viskas jau buvo įsisiūbavę, bet buvo atsiųsta kariuomenė, ten po biškelį tuos įsiveržėlius išstūmė. Reikia suprasti esminį dalyką, kad tai yra ne šiaip sau krizė, tai yra dalis daug didesnio proceso, apie kurį aš dabar jums trumpai ir papasakosiu. Bet įdomiausia, kad mūsų žiniasklaida užuot pasiaiškinus, pasigilinus, pabandžius išsiaiškinti situaciją, pradėjo, pavyzdžiui, Delfi tikrinti faktus, kur ten kažkas kažką parašė socialiniuose tinkluose. Viešpatie, jūs įsivaizduokit kokią nors vakarų šalį, kur koks New York Times arba Londono The Times žiūri, kas ką rašinėja Facebook'e ir demaskuoja. Tai kuo pavirto mūsų žiniasklaida? Jinaigi jau net neinformuoja žmonių, jinai tapo kažkokia propagandinė organizacija, kažkokia cenzorius visuomeninis, apie ką jinai. Taip ir neinformavo apie tai, kas ten vyksta ir taip toliau. Kažkoks, fantasmagorija, užuot informavę, tikrina faktus, kurie vyksta Facebook'e. Iš vis nusivažiavo Lietuvos žiniasklaida jau kitokių profesinių žemumų jau iki absurdo, bet truputėlį reikia įvesti konteksto ir pačią Ispaniją. Kaip Ispanija taip nusivažiavo iki tokių tokio
nu sakysim, valstybinio dugno, į tokio radikalaus kairuoliško mentaliteto ir taip toliau. Kodėl tai įvyko? O problema labai aiški ir labai daugeliui žinoma, kas šiek tiek domėjosi. Jau ne vieną dešimtmetį Venesuelos diktatoriai, Čavesas, Maduro, Irano režimas finansavo ir turbūt tebefinansuoja Ispanijos radikaliąją kairę. Štai iš kur tos visos nesąmonės Ispanijoje kyla. Ir čia yra labai aiškus tikslas. Viena pusė nori sugriauti Europos Sąjungą, kitos pusės tikslas yra Europos islamizacija ir čia tiek Venesuelos diktatorių buvusių, tiek Irano, čia interesai sutampa ir tie pinigai plaukia į Ispaniją, į radikaliąją kairę. Kad Ispanijos premjeras Pedro Sančesas, kuris yra visiškas kairysis lunatikas, būtų tiesiogiai susijęs su šito finansavimu, įrodymų nėra, bet yra kontekstiniai ryšiai ir jo politiniai sąjungininkai yra įrodyta, kad gaudavo tos pinigus ir iš Venesuelos, ir iš Irano. Dabar pasižiūrėkime dar vieną tokį epizodą, kuris susijęs su Ispanija ir su mumis, ir mes čia galime rasti labai gražių paralelių. Pavyzdžiui, privačios nuosavybės apsauga yra įteisinta įvairiuose ES teisės aktuose, ten teisinės yra tai kaip ir teisinės sistemos pagrindas ir kaip teigiama, ji saugoma daugelyje, reiškia, ji saugoma ES pagrindinių teisių hartijoje ir laikoma, tai esminė teisinės valstybės dalimi. Tai čia yra privati nuosavybė. Štai kas dabar vyksta to Ispanijoje ir kodėl ten taip veržėsi tie visi, reiškia, barbarai, kurie jau yra ne už vartų, bet jau yra šiapus vartų. Štai jūs turite butą Ispanijoje ir jūs, pavyzdžiui, išvažiavote iš ten. Jeigu į jį įsilaužia žmonės ir kaip pagal Ispanijos, įstatymus, kaip teigiama, jie sugeba įsitvirtinti ten, jūs negalite jų iš ten išmesti. Policija negali to padaryti. Reikia kreiptis į teismus, reikia įrodinėti ir dar visiškai neaišku, kiek laiko truks tie teismai ir apskritai, ar jūs atgausite savo privačią nuosavybę, kurią taip pompastiškai ir garsiai garantuoja visokios ES hartijos ir visokie kitokie ten tie dokumentai. Ir kas įdomiausia, kad dabar Ispanijoje jau žmonės, kurie turi antruosius namus arba butus ar ten dar kažką, jie bijo, kad tų būtų kažkas neužgrobtų. Tai dabar jau yra tokia kaip ir nauja profesija. Ieškomi žmonės, draugai, pažįstami arba tiesiog samdomi žmonės, kurie gyventų tuose butuose, kad jų neužgrobtų tie ten šimtais tūkstančių ir milijonais jau besitrainiojančių nelegalių migrantų, nes kitaip jūs jų neiškrapštysit. Tai tiek apie ES šventai saugomą nuosavybės teisę. Tai kai kitą kartą mums kas nors aiškins apie ES vertybės, apie ES teisės, apie visokias ir partnerystės ir taip toliau, tai štai galima bakstelti pirštu į Ispaniją ir tuos visus aiškintojus ir moralizuotojus gražiai, kultūringai, diplomatiškai pasiųsti rusų laivo kryptimi. Viskas. Ir dabar pereikim prie reikalo gal esmės, prie to siauto situacijos. Ką mes matome? Aš čia tokius pasižymėjau kai kuriuos momentus. Visų pirma, visuomeniniai transliuotojai, ar jis būtų Lietuvoje, ar jis būtų Anglijoje, ar jis būtų Ispanijoje, jie visi vienodi. Jie tapo dezinformacijos ir propagandos šaltiniais. Štai
Ispanijos visuomeninis transliuotas RTVE deklaravo, aiškino, kad tarptų įsiveržėlių, kurie įsiveržė iš Maroko į Seutą, buvo daug nepilnamečių ir vaikų, taip graudžiai. Ir visą šitą informacinį šlamštą retransliuoja mūsų dezinformacija, retransliuoja mūsų nevisuomeninis transliuotojas LRT, kuris prisijungė prie tos dezinformacijos kampanijos, nors visi puikiai matėme, kas atidžiau žiūrėjo tos filmuotus vaizdus. Ten yra jauni, tvirti, gerai sudėti vyrai. Ten nebuvo nei moterų, nei vaikų. Na tai mūsų tie visuomeniniai transliuotojai, kaip visada, pasirodė aukštumoje. Na ir įdomu tai, kad kilus šitai kriziai, kelios šalis, va čia Italijos premjerė Giorgia Meloni, tokia, ėmėsi lyderystės tarsi, kad laikinai sustabdyti Ispanijos narystę Šengeno zonoje ir prie to prisijungė ir Suomijos, Danijos atstovai, kas yra visiškai normalu, kas yra visiškai logiška. Jeigu Ispanija įsileidžia šimtus tūkstančių ir milijonus tų migrantų, kurie gali laisvai klajoti po Šengeno zoną, tai atsiprašau, ponai, tai jeigu jūs norite turėti, tai jūs turėkit, bet tai prie ko čia yra Šengeno zona? Ir štai Suomijos, noriu pacituoti, vidaus reikalų ministrę Mari Rantanen. Štai ką jinai pasakė. Ispanija visiškai nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorinės sienos nuo nelegalaus įsiskverbimo. Taip toliau tęstis negali. Šalis, nevykdančios savo įsipareigojimo saugoti išorinę sieną, negali būti Šengeno erdvės narės. Citatos pabaiga. Tai dabar visiems siūlau prisiminti 2005, 2006, 2007 metus, kai Lietuva norėjo tapti Šengeno zonos nare ir jūs prisimenate, kaip Briuselis mus statė, rikiavo, dresiravo, egzaminavo, jūs ten tokie, jūs ten anokie ir kaip didžiausia, tokia, žinai, kaip didžiausia dovana, gerai, mes priimsime jūs į Šengeno zoną, jūs atitinkat visus kriterijus. Ir štai pasižiūrėkime, Lietuva nuo 2007 metų yra Šengeno zonos narė. Kaip pasikeitė Šengeno zona? Jūs pažiūrėkite, kiek milijonų nelegalų plūsta į Europą, plūsta iš pietų, iš Afrikos, iš visur, iš Azijos ir Briuselis nieko nedaro. Realiai nieko nedaro. Mes turime naują vidaus reikalų ministrą Martyną Keteliną, kuris yra beje pasakęs, kad jis manytų, kad Lietuva turėtų atsisakyti tos pabėgėlių perskirstimo kvotos ir jų nepriimti. Tai jis siūlo mokėti, bet aš siūlyčiau iš vis jokio mokėjimo ir jokių pabėgėlių. Jeigu Europa nori turėti tas ordas, kurios su peiliais laksto ir ten su mašinom važiuoja į minias ir su mašinom važiuoja į tas kalėdinės muges, tai tegul jie ir turi, bet mums reikia pasiekti Lenkų pavyzdžių, mums reikia pasiekti kitų šalių pavyzdžių ir mums tokie žmonės nereikalingi. Bet aš čia pastebiu labai tokį įdomų dalyką. Šitą pareiškimą, kad Ispaniją reiktų išmesti iš Šengeno zonos, pareiškė, tą pareiškimą padarė Suomijos vidaus reikalų ministrė. O tai ką, mūsų ministras Ketelinas negali to paties pasakyti? Bailu, provincialu. Bet štai ir yra didžiulis skirtumas, pavyzdžiui, tarp suomių, kaip jie supranta savo suverenitetą, kaip jie supranta savo valstybės laikyseną, kaip jie supranta, ką jie turi kalbėti savo šalies vardu, ir tarp mūsų politikų, kurie jie yra tokie, tokie Briuselio liokajai, kurie bijo išsižiot, dairosi į šalis. Aš suprantu, ministras Ketelinas
gal ir norėtų ką pasakyti, ai, bet ką pasakys premjeras, oi čia Budrys šoks, oi čia Nausėda, čia dar visi, žinai, dešinysis flangas su savo mainstreaminė žiniasklaida užsipuls. Vat štai ir yra mūsų mentalitetas, štai ir yra, kaip mūsų ministrai atstovauja Lietuvos žmonių interesams ir palyginkit su Suomijos vidaus reikalų ministrė. Taigi, kitas yra įdomus dalykas, kad Ispanijos ten ministras, premjeras Pedro Sančesas aštriai sukritikavo Europos lyderius, reiškia, po to, kai jie užsipuolė jį dėl to viso chaoso Seutoje, kad jie nesugeba nei sienos kontroliuoti, nei apginti ir visa kita. Ir aš dabar pacituosiu Ispanijos premjerą Pedro Sančesą. Štai ką kalba kairysis lunatikas. Esant dabartiniai tarptautiniai situacijai, ES negali sau leisti tokios savanaudiškos, visuomenę skaldančios ir neteisėtos reakcijos. Citatos pabaiga. Tai aš, ką čia gali be pridurti? Kairysis lunatikas visiškas. Susipykęs su realybė, susipykęs su sveigu protu ir Europos lyderių susirūpinimą jis vadina savanaudišku. Viešpatie. Bet čia dar yra dar toks vienas įdomus niuansas, kad dar gerokai anksčiau tas pats Pedro Sančesas, Ispanijos vyriausybė, buvo nusprendusi legalizuoti, iš dalies legalizuoti tokią didelę masę šitų nelegalių migrantų ir buvo, reiškia, tokia įgyvendinta vadinamoji Sančeso imigrantų amnestija. Taigi 609 737 jau gavo laikinus darbo leidimus. Čia kalba apie nelegalius migrantus. 609 000, 610 000 nelegalų. O jų iš viso yra 1 170 000. O tai štai įsivaizduokit, kaip Ispanija siurbia ir legalizuoja tuos visus nelegalius migrantus. Nes laikinas darbo leidimas, tai pagal Ispanijos tos komunistuojančios tvarką, tai reiškia, kad tu jau ten gali likti ir ten. Ir įdomiausia, kad pasirašė tą susirūpinimą dėl to legalizavimo daug ES šalių vadovų, beje, tarp jų ir Lietuvos vadovai. Tai čia toks, pripažinkim, geras dalykas. Bet tai, ką padarė Sančesas, tai yra didžiausias, kaip pasakyti, juodosios rinkos darbuotojų legalizavimas Europos istorijoje. Dar tokio nėra buvę. Tai štai kokia yra Ispanija, štai kokia yra Seuta, štai kokia yra situacija. Ir yra gerai žinomas posakis, kad yra barbarai už vartų, tai jie jau nebe už vartų, barbarai jau yra viduje. Ir kaip kas šiek tiek seka ne tą mūsų mainstreaminę tos portalus, kurie ten užsiema niekais, bet kas šiek tiek domisi, mato, kad praktiškai kiekvieną savaitę Europoje vyksta smurtiniai nusikaltimai, kuriuos daro migrantai, tai su automobiliais į minią važiuoja, tai pjauna, tai žudo, tai, žodžiu. Taigi galima apibendrinančiai pasakyti, kad Seuta tai yra šitas įvykis, nepaisant jo priežasčių. Mes kalbam tik apie patį faktą, ar kas įvyko. Priežastis palikim. Tai yra Europos naikinimo ir Europos islamizacijos strategijos dalis. Ir Briuselis neturi nei noro, kaip mes matom, nei proto, nei politinės valios kažkaip šitą reikalą stabdyti. Ir aišku, į tą situaciją Seutoje sureagavo ir Lietuvos prezidentas
Gitanas Nausėda, kuris kaip visada kalbėjo visiškomis abstrakcijomis. Europa turi, Europa privalo, ten Europa bla bla, Europa tą, na. Žinot, man Gitano Nausėdos ir kitų mūsų vadovų, bet ypač prezidento, kalbos primena, žinot, tokį gūdų sovietmetį, nes vyresnioji karta turbūt atsimena, kad sovietmečiu Maskva, pirmieji komunistų partijos sekretoriai visuomet būdavo lietuviai, bet Maskva niekada iki galo jais nepasitikėdavo, tai būdavo atsiunčiamas kažkoks rusas, antrasis partijos sekretorius, kuris ir prižiūrėdavo. Tai žinot, man dabar Gitanas Nausėda primena tokį antrąjį sekretorių, kuris yra atsiųstas iš Briuselio. Aš klausau jo visų tų šnekų, tų visų kalbų, tų visų susirūpinimų ir aš niekada negirdžiu, kad mūsų prezidentas kalbėtų Lietuvos vardu, kad jis kada nors paimtų ir pasakytų, Lietuvos pozicija yra tokia, Lietuva mano, kad turi būti taip. Lietuva aiškiai pasisako, kad reikia Ispaniją šveisti Šengeno zonos, kol jie nesusitvarkys ir taip toliau ir panašiai. Ne, jis kalba ES vardu ir visa kita. Ir man kyla keli klausimai. Seutos krizės kontekste keli klausimai prezidentui Gitanui Nausėdai. Pone prezidente, kada pagaliau išgirsime jūs kalbant Lietuvos vardu ir kalbant apie Lietuvos interesus vienoje ar kitoje situacijoje. Pavyzdžiui, šioje konkrečioje Seutos situacijoje. Mums visiškai neįdomu, ką jūs ten būrėt abstrakcijas apie Europą turi, Europą žino, Europą turėtų, Europą privalo. Ten susitvarkys be mūsų. Koks yra Lietuvos interesas? Štai koks klausimas jums pirmas. Ir antras klausimas, kuris tiesiogiai susijęs su šituo, žiūrint į jūsų kalbas, klausantis jūsų pareiškimų apie tarptautinius dalykus ir konkrečiai apie šitą Seuto situaciją, pavyzdžiui, aš nebesuprantu, kurios šalies prezidentas jūs esat. Aš nematau Lietuvos jūsų kalbose. Toks vaizdas, kad jūs esat iš kažkur tai, kad jūs esat ne Lietuvos prezidentas. Tai Gitanai Nausėda, mano klausimas, kurios šalies prezidentas jūs esate? Na ir pabaigai čia visi dabar bando užmuilinti mainstreaminę žiniasklaidą, užmuilinti šitą situaciją, nieko neatsitiko, na čia įsiveržė, čia ispanai juos išgrūs, viskas vėl tvarkoj, nieko čia baisaus. Dabar vokiečių kairieji lunatikai jau sako, kad reikia juos visus tuos įsiveržėlius priimti čia į Europą, nes jie čia vargšai žmogeliai ir taip toliau ir panašiai. Na, sveikas protas ir žmonės, kurie stebi situaciją, kurie mato tą situaciją, kurie turi sveiko proto, kurie suvokia realiai, kas vyksta ir kokie mastai šitų pokyčių, puikiai supranta, kad ES žlunga. Žlunga ES, žlunga Šengeno erdvė. Ir reikia būti brutaliai atviriems ir sąžiningiems patiems su savim ir nustoti kišti galvą į smėlį. Ir tada šiame kontekste galvot, o ką mums daryti? Nes vėl mus pasikeitusi Europą užklups taip kaip nauja prezidento Trumpo kadencija, kaip visi, kaip mes nustebę, kad pasaulis pasikeitė. Ir nereikia neturėti iliuzijų ir nereikia būti naiviems. Visi tie vaizdai, kurie tebeina iš Seutos, tai yra puikiausia rinkiminė kampanija
naujoms dešiniosioms Europos jėgoms. Tai alternatyva Vokietijai, Nacionalinis frontas Prancūzijoje, Vox Ispanijoje, Reform UK Britanijoje ir visur kitur. Tai yra jų rinkimų kampanijos klipai. Ir dabar spėkit, dėl tos ES bejėgystės spręsti tą imigracijos ir Europos islamizacijos problemą ir šitie klipai, kurie dabar dominuoja visur, nesvarbu, ką ten už kadro kalba tie plepiai, jūs pagalvokit, kiek naujų rinkėjų ir balsų gavo naujosios dešiniosios partijos. Aš manau, kad 100 000. Taigi, visa, mano nuomonė, visa tendencija, viskas, kas vyksta ir žiūrint, kaip vyksta, mes matysime tikrai už 3-4 metų visiškai pasikeitusią Europą, galbūt net be Šengeno zonos. Mes matysime pergalę alternatyva Vokietijai Vokietijoje, mes matysime Marine Le Pen pergalę Prancūzijoje, mes matysime Reform UK pergalę Britanijoje. Ir tai bus visiškai natūralus procesas, visiškai natūralus rezultatas, nes Europos žmonėms jau šitas chaosas, jau šita invazija, šita Europos islamizacija jau stovi skersai gerklėje ir nereikia būti naiviems, jie balsuos už aiškę alternatyvą. Taigi Europos ateitis bus kitokia. Europos Sąjunga nesubirės, bet tai bus suverenių Europos tautų sąjunga, be to beviltiško ir neįgalaus Briuselio diktato. Štai tokia mano prognozė. Tiek buvo šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruokite šį kanalą, spauskite patinka ir keliaukite į vektoriai.lt, kur yra tekstai, kurių jūs tikrai nepamatysite jokioje kitoje Lietuvos žiniasklaidoje. Skaitom ir mąstom. Ačiū ir iki greito pasimatymo.